Bažnyčių gatvė Tauragėje turi daug potencialo. Vyresnės kartos tauragiškių pasakojimuose tenka girdėti, kad čia jau buvo miestas. Atsikrausčiusi į Tauragę, 4 metus gyvenau visai greta senosios Bažnyčių gatvės. Pro daugiabučio 4 aukšto langą galėjau matyti po Antro pasaulinio karo ištrintas centrinės Tauragės gatves, sovietmečių jau virtusias siaurais takeliais ir alėjomis. Dažnai įsivaizduodavau, kaip visi tie paskubomis darbininkams statyti namai dingsta. Dingsta vaikų darželio pastatai, krepšinio aikštelės ir prieš mano akis atsiveria senoji turgaus aikštė. Sekmadieniais dar gulėdama lovoj girdėdavau evangelikų liuteronų bažnyčios varpą. Koks keistas skambesys, pagalvodavau. Už poros sekundžių pasigirsdavo ir katalikų bažnyčios varpas. Kažin, ar Tauragėje kunigai susitarę, katras pirmas paskambins. Aš, Renata Karvelis, nemažai kūrybinių sumanimų įgyvendinu būtent Bažnyčių gatvėje. Kartą prieš pat Covidą Grožio salone vienam vakarui su poetais atkūrėme tarpukaryje ten veikusį Švento Kazimiero draugijos knygyną. Į šią Bažnyčių gatvę įsigėrusios mano viltys. Bažnyčių gatvė tokia poetiška, kai esi poetas, dirbantis muziejuje. 2023 metai, rugpjūčio 28 diena, Bažnyčių gatvė, po 7:10 vakare. Labas. Neįtikėtina, kiek jūsų daug. Atrodo, kad čia ne ekskursija, o dviratininkų tasai žygis. Tai galbūt galim po truputį pradėti. Prieš jūsų akis yra 12 metrų ilgio ir daugiau nei 1,5 metro pločio ryškiai geltonas stentas. Čia parašyta 4 kalbomis "Aš tave myliu". Lietuvių, hebrajų, vokiečių ir rusų. Tauragė iki Antro pasaulinio karo buvo daugiakultūris kraštas ir čia draugiškai greta vienas kito gyveno kelių tautybių žmonės. Tai yra lietuviai, vokiečių bendruomenė, žydų bendruomenė ir rusiškai kalbanti bendruomenė. Tačiau per karą nukentėjo ne tik materialus Tauragės turtas, mes praradom labai daug pastatų istorinių, taip pat pasikeitė ir bendruomenės čia gyvenusios. Bendrakuro "Aš tave myliu" kilo iš tos idėjos, kad reikėtų sugrąžinti bent šitame gatvės meno objekte tą ikikarinę Tauragę ir lygiavertiškai parodyti visas tas 4 bendruomenės. Parašant "Aš tave myliu" 4 skirtingomis kalbomis ir neišskiriant nė vienos kalbos kaip dominuojančios kalbos. Esu Mindaugas Dikšaitis, kunigas Tauragės liuteronų bažnyčioje. Bažnyčioje esu nuo mažens. Tokia sąsaja, kad tai taip kaip yra dabar, iš tikrųjų labai, turbūt ir išmintinga ir gražiai ta gatvė pavadinta Bažnyčių gatvė. Ta tokia sąsaja tuo metu galbūt ir nebuvo, kad eini nuo vienos bažnyčios iki kitos, nors kunigai, kai kurie tarpusavyje nelabai, nekonfliktavo, galbūt ir bendravo, bet, tos tokios bendrystės, be abejo, šeimose mes gyvenam irgi, vis tiek ir gyvenam ir katalikų, ir liuteronų, kur bendravo, tai gyvenome. Tos priešpriešos tai tikrai nebuvo iki dabar jau kiek. 86 metų, tai kiek tų metų dabar jau 40. 40 metų praėjo, mes su tais žmonėmis, su kuriais gyvename bendrabutyje ir dabar bendraujame ir išlaikome tuos kaimyniškus ir gerus santykius. Bet tos tokios sąsajos, kaip
bažnyčių. Na, tuo metu galbūt man nesimatė, nors turbūt kada buvo pradėtas projektuoti miestas, turbūt buvo projektuota būtent su šita idėja, nes čia ta gatvė ir vakarėne pro mūsų bažnyčia, kada buvo 1840 metais statyta, tai buvo miesto pakraštys. Tai čia turbūt ir tas buvo toks kvadrato to reiškia riba, kur miestas tuo metu reiškia baigėsi ir apsiribojo. Aš dabar nežinau, ar tarpukariu nebuvo vadinama Bažnyčių gatve. Taip, sovietmečiu buvo Žemaitės gatvė, nes dabar jinai yra sutrumpinta. Reiškia, jeigu žiūrėsime nuo Romos katalikų bažnyčios, ta dalis, kur eina iki mūsų bažnyčios ir lygtai paskui baigėsi, ten skveras yra, bet tenai nesibaigė ta gatvė. Ten Romos katalikų bažnyčia, liuteronų bažnyčia ir toliau, reiškia, kur yra stadionas, ten buvo sinagoga. Na, turbūt judėjai nepasakytų, kad čia yra bažnyčia, sakytų sinagoga. Nes sinagoga turi šiek tiek ir kitokią sampratą. Ne? Tai yra surinkimo namai, kur vyksta iškia maldos, nes nuo Jeruzalės užėmimo jie savo pagrindinės šventyklos neturi Jeruzalėje, todėl šalia yra raudų siena, kurie meldžiasi, kad galbūt taip kaip galėjo sugrįžti į Jeruzalę, į Izraelį, kad kažkada gal galės turėti ir savo šventyklą. 2023 m. rugsėjį greta stadiono tvoros Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo iniciatyva atidengtas atminimo ženklas. Vėjuotą dieną renginį prie mokyklos stadiono veda režisierė Algima Juščiuvienė. Tikroje sinagogų vietoje žaidė vaikai. Labą dieną, gerbėmieji. Istoriją formuoja žmonių prisiminimai ir išgyvenimai. Tauragės istorija liūdna. Žinant, kad per karą buvo nužudyti beveik visi miesto žydai ir dalis lietuvių. Miestas buvo sugriautas iki pamatų. Šiandien susirinkome visuomeniai pristatyti paminklinį ženklą, skirtą 100 metų drauge gyvenusiai lietuvių ir žydų bendrai istorijai. Karo destrukcijos neišvengė ir greta buvusi evangelikų liuteronų bažnyčia. Vietoj senojo bažnyčios šventoriaus įkurtas vyskupo Jono Viktoro Kalvano parkas. Kunigas Mindaugas prisimena, kokie svarstymai bendruomenėje kilo dėl naujos šventoriaus tvoros. Prieš karą, reiškia, bažnyčios šventorius buvo iki Vytauto gatvės ir iki dabartinės prezidento gatvės. Ir iki ten, kur dabar yra Mažvydo mokykla. Tai įsivaizduojate, koks plotas. Ir ta tvora akmeninė, kur dabar yra mūsų daug mažesnis plotelis atvertas, bet va, kur yra iš fasadinės pusės, tai yra dar ta senoji tvora. Ir ta tvora ėjo iki pat Vytauto gatvės. Kada buvo dar ta senoji tvora, tokia jinai nuo labai sena, nuo turbūt kokių 47 ar 8 metų, galbūt šiek tiek vėlesnė, tokia betoninė ir jinai, vis tiek tai vėjas, buvo daug medžių, šakos krinta, ta tvora buvo tokia sutrupinta, sutrunijusi. Ir kada mes ją nuvertėme, buvo pasiūlymo, klausykit, o gal iš vis nestatykim tos tvoros. O jeigu pavojus toks bus, ne, kai sugrįžtume į tokią pat represinę struktūrą, kas tas kaimynas visą laiką išliks prie mūsų, tai ta netitverta, reiškia, be ribos, reiškia, statinys, jisai vis tiek patenka į tokį neapibrėžtą, patektų turbūt į tokį labiau neapibrėžtą statusą, negu kad apibrėžta vieta, turbūt. Čia tokios didelės teologijos čia galbūt ir nėra. Be abejo, yra ir didžiuosiuose miestuose, bažnyčios, kur yra miesto centruose, jos yra be, reiškia, tvoros, tiek ir Wittenberge, tiek ir kitur, bet kai kur matom ir tokį ir neigiamą dalyką, kad tas šventorius, kai kur dar yra ir kapas šalia, ten kažkas susirinkę, kažkas tokia irgi desakralizuota vieta iš tikrųjų gaunasi.
dėl ko dar tvorą nusprendėme dėtis. Tai čia dargi buvo, kol nebuvo vyskupo Kalvano parkas, čia būdavo Kakavulino parkas. Čia tokių vietinių chuliganų ir pijokėlių parkas, taigi ten būdavo tie krūmai apaugę, apžėlę, tai tenai rengdavosi jie ir būdavo kartais ir gazdindavo tos žmonės praeinančius ar vaikus, kad chuliganavo tas pijokėlis toks savo siebrus sugerovus susirinkęs ir čia būdavo jų nuolatinė susirinkimų vieta. Kaip jūs atsimenat Bažnyčių gatvę tada, kada buvot moksleivis, jaunuolis? Žinote, ir jaunuoliai, ir moksleiviai kitaip atrodo, apie ką sukosi gyvenimas, tai apie tai, ką kokioje parduotuvėje tuo metu paduos ir kurioje parduotuvėje reikės stovėti eilę. Tai vienoje parduotuvėje duos dešros, tai sesė pastato į vieną eilę, kitoje parduotuvėje dar kažko tai bus pirkti į kitą eilę. Žino, kad pieno parduotuvėje galbūt bus kondensuoto pieno, tai irgi mama dar į kitą eilę atsistoja. Nuo nepriklausomybės pradžios Bažnyčių gatvė smarkiai pasikeitė. Pasikeitė pastatų fasadai, pasikeitė Bažnyčių gatvės gyventojai, verslai atsidaro ir užsidaro, todėl labai sunku užčiuopti mieste tęstinumą ir tradicijas. Man pavyko surasti šeimą, kuri jau 30 metų šioje gatvėje nuosekliai užsiima verslu. Ką reiškia Bažnyčių gatvė Alijošiams? Mano vardas Tomas, pavardė Alijošius. Nuo Tauragiškis 50 metais gimiau, 1950. Ten Bažnyčių gatvė, tai pirmieji tie, kaip jie vadinasi, kooperatiniai. Nama vienas Respublikos gatvėje dabar yra ir vienas yra čia prie tos pizzerijos, nežinau kaip jie vadinasi. Tuos parduotuvės čia Bažnyčių gatvėje, ta, kur yra dabar, kur Tieta. Parduotuvė, tai jinai, man atrodo, pirma 5 aukštų buvo įrengta ir pirma parduotuvė. Žmonėms buvo keista, kad pardavėjų nėra. Įeini tarp prekių, pats pasirenki, durnių krautuvę vadindavo. Čia negražiai skamba, bet taip ateini pasirenki prekes ir paskui kasuoji. Susimoki. Tai o čia tokios pirmos ryškios parduotuvės, kai ilgimumas tas visas, kaip čia pasakius, pradėjom galvoti, kad reikia, kažkokiu verslu užsiimti, kažkaip prekybą. Pradėjom ieškoti kažkaip patalpų, ir Bažnyčių gatvė tenai kažkaip gavom jo viena tokia individuali įmonė, Ragelskio buvo įsikūrusi. Mes pradėjom kažkodėl po Bažnyčių gatvę vaikščioti ir ieškoti tų patalpų, ten, kur dabar, kur buvo ten butų ūkio patalpos, ten antram aukšte tokia salė. Buvo, sakom, išnuomokit mums tą salikę. Paskui matyt, žinot, tais laikais dar tie su privačiais, dar visi galvojo, kaip čia bus dar toliau. Tai paskui ten toks irgi amžinatelis Bliuvas, ten buvo vyri inžinierius, atrodo, tai sako, čia parduoda tokia moteris tą butą. Nuėjom pas tą moterį, ten visokių niuansų ten dar buvo, tai kai norėjom pirkti, jau sūnus nenorėjo parduoti ir taip toliau. Bet paskui kainą pakėlėm ir pardavė. Tai buvo 20 kvadratų, pradėjom nuo 20 kvadratų. Ir tada prinešė prekių. Draugai visi, ką turėjo ten prekystalius, jau pirkom, ten ką patys darėm ir pasidarėm tokią gražią parduotuvėlę, užsirašėm privati krautuvė. Ir paskui pradėjo žmonės važinėjo visur, po Rusiją, Kaliningrado sritį ir po Lietuvą, pirkdavo prekes ir atveždavo į tą mūsų parduotuvėlę. Ten išdėliodavom ir pardavinėdavom, paskui parduodavom, gražindavom.
gražindavom pinigus. Nu taip ir prasidėjo ta veikla. Nu ir po biški vis plėtėmės, statėmės, antrą aukštą pasistatėm, ten buitinė technika. Aš kaip fizika elektrotechnika baigęs, man ta technika atrodo prie dūšios, sakom, pardavinėjom. Buvo tokie laikai neramus, ten visi dėjo grotas, bijom ten video aparatai, ten televizoriai, bijom, kad nepavogtų. Tuos apsaugos nebuvo tokios nei firmų, kurios saugotų. Telefoną neleido įsivesti, tai būdėdavom naktimis tenai salėje miegodavom, kad neišplėštų parduotuvės. Tai tokie reikalai buvo. Tai jo, tai buvo dar, kaip sakant, Wild West, kaip sakant, laukiniai vakarai, ta prasme, tai ir tiesiog taip išėjo, kad įvyko ir kas įvyko, kaip sakant. Tai jo, mačiau, tai ten yra minusi, kaip sakant, tenais jinai saugojo parduotuvę, kaip sakant, ir kilo gaisras, kaip sakant. Bet čia reikėtų klausti, jo, kaip sakant, aš buvau labai mažas, kaip sakant, dar tai reikėtų klausti. Galiu paklausti tėvuko, kaip sakant, aš nenoriu už juos kalbėti, kaip sakant, skaudi tema, kaip sakant, tenais, kad daug metų praėjo, bet tenais ne, kaip sakant, per daug nematom reikalo giliai lysti, kaip sakant, į tą reikalą. Esu Tadas Alijošius, esu senas tauragiškis, gimęs ir užaugęs Tauragiai ir gyvenu 40 metų jau Tauragiai. Aš mokinausi toj Mažvydo viduriniai. Tai mes, skaitykim, Bažnyčių gatvėje mokinomės. Tai tik ilgoji pertrauka ir per parkelį pas tėvukus į tą Bažnyčių 11 ir geriam mango sultis, kaip sakant. Būdavo tokie laikai, kai jau ten pradžiai dirbom, tą gavą būdavom kaip komisinė parduotuvė, kas atveža, padeda šviestuvą arba batus moteriškus, užsidedam ankainį ir parduodam, kaip sakant. Tai tenais visko būdavo. Tai jau man įstrigė yra, kad mango sulčių gaudavau, tokius skardinėse labai skanių, žinai, tai tenais, žodžiu, mes tą Bažnyčių gatvę ir kursavom visą, kaip sakant, kol baigėm 12 klasių, iki 2000 metų kažkur, tai mes tą, o ten mūsų, kaip sakant, toksai, buvo mūsų viso verslo, kaip sakant, startas, tai automatiškai ta gatvė, jo, mums dabar dar iš tikrųjų oficialiai nesam pakeitę mes to adreso, mūsų, jeigu ten įsivedė rekvizitus, mūsų adresas yra Bažnyčių gatvė 11, esam užtenę registruoti, dar vis ne, kaip sakant, ne, psichologiškai neperžengiam, kad reikia. Nu, ta Bažnyčių gatvė vis tiek, man atrodo, kažkokią trauką turi iki šių laikų, kadangi, ir uždaro tą gatvę, ir muges organizuoja, ir eglutes, tas naujametinius papuošimus daro, tai ir nesibaigiančios kalbos, kad reikia padaryti pėsčiųjų gatvę. Dar yra tokių minčių. Bet jau be verslui tai ypatingai būtų. Nesmagu tenai. Nežinau, kaip čia tą eismą reiktų, daleiskim į viešbutį, kur reiktų, pro kurį važiuoti mums. Tadui parodau archyvinę nuotrauką iš Tauragės krašto muziejaus Santaka fondų. Ši nuotrauka padaryta 2018 metų birželį. Ant jos parašyta: Agava apartamentų statyba Bažnyčių gatvė Tauragė. Gal 19 metai ir 18 metai, dabar bijau pasakyti tiksliai. Bet čia yra pats fasadas mūsų viešbučio Bažnyčių gatvė 11 ir jis buvo gal 32 metų gimimo, tas nugriautas dabar gabaliukas. Buvo jisai aplipintas visokiom baibokais, kaip sakant, tai ten jokios, jisai kaip ir viduje senas buvo, bet išorėje ten jokios neturėjo jisai, ten nei paveldas buvo, nei kažkas, bet jisai buvo 32 metų statybos kažkur tas pastatas, tai tas pastatas yra 60 metrų į gylį, toksai įdomus iš tikrųjų, tai čia yra gal pirmas 20 metrų yra nugriauta, tai čia kur anksčiau būdavo ir buitinės technikos parduotuvė, ir dėvėti rūbai, kaip sakant, tai, bet ten toks buvo aplipintas iš tikrųjų jo, bet dar po apačią radom senų plytų 32 metų vokiškų ir sumūrijom. Redis sporto klube sumūrijom tam recepšinė viena, kaip sakant, eilė ir taip toliau. Tai jo, čia yra fasadas, kaip sakant, apie 20 metrų iš priekio. tą nugriovėm, dastatėm tą, sujungėm. Jie dabar yra sujungti, kaip sakant. Čia toje vietoje, kur dabar matom, tai čia viešbutį einant slenkstukas yra, tai visiems svečiam pasakiau, kad saugokitės, kaip sakant, nes yra du pastatai sueina skirtingi lygiai, kaip sakant, ir
Kol mes nebuvome atsidarę senamiesčio apartamentų, tokį buvom prisiklausę kalbų, kad atvažiuodavo industrinis parkas ir svečiai važiuodavo gyventi į Šiaulius į Klaipėdą, nes jiems netenkino sąlygų niekas. Kas tuo metu buvo Tauragėje, niekas netenkino to prasme. Tai ir tiesiog, kai tobulėja laikai, tampam turtingesni, verslas vystosi gerai, tai automatiškai reikia ir viešbučio. Tai viešbučio atsiradimas mieste sako, kad miestas eina gerai tuo, nes jeigu ten, pavyzdžiui, mieste nieko nėra viešbučio, arba ten tie patys nėra, reiškia, miestas yra toks pusiau prie mirties, kaip sakant. Tai aš vadinu Tauragę Bachmutu, kur dabar Ukrainai suvarė viską, sulygino, ten Mariupolį, tai čia mūsų Tauragė buvo iš Lauksargio apie bombinę viską, buvo viską sulyginę, labai tų mažai pastatų išlikę iš tikrųjų yra. Bet vis tiek mes skaitom kaip senamiestis, pavadinam senamiesčio apartamentai, nes galvom, kad čia mūsų tas yra senasis miestas toje vietoje kažkur. Jo, tai kai sakau romantiškas, tai turi du dalykus galvoju, kad pirmas dalykas, kad tai geriau negu laidotuvių verslas, kur ten matai pastoviai nabašnikai, kaip sakant, ir žmonės liūdinčius, tai čia atvažiuoja visi vis tiek ar laisvalagį praleisti, ar komandiruotę, ar ten nuo žmonių pabėga, kaip sakant, iš Lenkijos mašinų prekeiviai, kaip sakant, tai tas dalykas romantiškas. O kitas dalykas yra, kad tas biznis nėra toksai labai atsiperkantis stipriai, kuo mes matom, kodėl niekas nedaro viešbučių kaimuose kaip Tauragė. Aišku, Tauragė jau dabar galima, šiaip Tauragė dabar yra užsidėjusi jau ant žemėlapio savį, tai aš kai sakau kaimas, tai arba kam nors pasakau in the middle of nowhere, vidury niekur, ta prasme, žinai, kur tu pasienis kažkur, kada būtų ta siena su Kaliningradu, kad praloštų rusai karą, kad tą reikia atimti iš Rusijos Kaliningrado visą sritį ir palikti, kaip sakant, laisvą Europos zoną, tada pro Tauragę visi važiuotų visa, kaip sakant, Skandinavija, Lenkija, visi iš to mūsų regiono, kaip sakant, tai jie važiuotų per Tauragę į Europos Sąjungą. Bet čia būtų Europos Sąjunga, tai Tauragė būtų jau seniai ten būtų keli visai viešbučiai buvę, taip toliau. Dabar Tauragė mūsų yra kažkur muitinė. Šiaip būtų geras pavadinimas viešbučių muitinė, bet labai daug yra nuvalkėtas jau, ta prasme, tas žodis muitinė, viešbučių verslė, žinai, tai Tauragė toks ir buvo susidarimų taškas tarp kelių tų, kaip sakant, jėgų. Tai automatiškai romantika yra, kad Tauragė, visi investuojam į prekybos centrus, į kokią gamybą, rimtus verslus, o tenais kavinė, ten dar kokie nors pramogos, ar ten kokie kino teatrai. Tai tu padarysi, ten kokį bowlingą, žinai, padarysi, kad ateitų vakare, visi sako, trūksta bowlingo, kad reikia žaisti, niekas nenori žaisti Tauragėje bowlingą, tai kažkur Jurbarke dabar yra bowlingas, Tauragėje nebėra, žinai. Tai tokie rizikingi bizniai yra, arba tu padarai kažkokią miestui, kaip dovaną, tai rengi kino teatrą, arba ten kokį nors padarai dar kažką, žinai, bet jie labai ilgai atsiperka, ta prasme. Padarai prekybos centrą, ten kažką perki, parduodi, tu iš karto turi pinigų srautą, kuris tau padeda viską greičiau vykdyti. Dėl to šiam momentui tų viešbučių Tauragėje niekas ir nedaro ir niekas neteina kiti tinklai iš, pavyzdžiui, nežinau, kokie nors Ibis ar kaip pavyzdys, ta prasme, žinai. Tai dėl to visų, kad yra romantiškas, ta prasme, dėl to, kad tenais meilė ar kažką, bet tik tiek, kad jisai yra sunkiau atsiperkantis, dėl to mažiau kas daro regionuose, žinai. Bet dabar, kadangi šalis tas buvo padidėję, vidaus produktas, darom turtingesni, atsiranda poreikis, ta prasme, Tauragė, kaip sakant, ar tą paėmė žalę kažkokią tą, aišku, vėlgi tų pinigų Europos Sąjunga duoda, mes jie sugebam įsiveiklinti tos pinigus ir tie regionai plečiasi iš tikrųjų, automatiškai reikia, kad būtų kur normaliai atvažiuoti žmogui pailsėti, kaip sakant, kol tą Velsne nedirbom, kol nedarėm tų savo 3 kambarių bažnyčių gatvėje, tol nesupratom, kas į Tauragėje iš viso gali atvažiuoti, prasme, ką čia veikti, nes niekas nesvajoja praleisti savaitgalio su šeima Tauragėje, prasme, kad davai varom, šiandien buvo karštas savaitgalis, varom davai visi į Tauragėje, žinai, niekas nesvajoja, Tauragėje yra toks verslo ir pirklių kraštas, kur, ta prasme, arba mašiną pardavė, arba ten kažką, kur turim tą parką industrinį. Tai va, tie du dalykai, kas daro trauką, tai va, kol mašinos judės, kol tie parkai visi bus, kaip sakant, ten prekybiniai tie dalykai visi, tai tol tas viešbutis, kaip sakant, galvojam, kad ir gyvos, kaip sakant, bet jis yra toksai ilgo atsipirkimo, kaip sakant, tas dalykas ir mes, tai bažnyčių atveju turim 13 kambarių, mums per mažai buvo tenais, žmonės pamėgo, dėl to mes nupirkom šitą viešbutį, kad pasiplėsti, kaip sakant. Mūsų pokalbis vyksta sename Tauragės viešbutyje. Tai 5-aukštis, sovietmečiu statytas pastatas, kurį neseniai Alijošiai įsigijo. Po pokalbio Tadas pakviečia užlipti ant stogo. Jis rodo į seną viešbučio iškabą. Tauragiškiai skaitytų ne Tauragė, o Tauragie.
Tai jo, viešbutis tokia vieta, kai žmonės atvažiuoja, pabėga nuo šeimos, kaip sakant, atvažiuoja, nori atsipalaiduoti, kaip sakant, dėl to man tas verslas patinka labiau, negu gal būtų laidojimo namai, gal laidojimo namai yra pelningesnis verslas, kaip sakant, žinai, bet čia tu, kaip sakant, atvažiuoja, kad nors žydė istorijos mokytoja, pavyzdžiui, ir kalbamės mes su ją pusę valandas, nes, pavyzdžiui, klientas taip yra, su svečiu turi kalbėti. Jeigu nori kalbėtis, tu kalbėsi. Jeigu jisai nenori kalbėtis, tu jam nelindėkis, ta prasme. Ir visko atvažiuoja nuo kapų lankymo iki, atvažiuoja iš Amerikos, žinai, ir tenais prispausina lapelių, kad labą dieną, aš nesu ten tas, koks nors ten Thompsonas iš Amerikos, žinai, ir jie toks lapukus sudeda kažkokią kaip žvakę, ten kažkokią dėžutę ir varo ten kažkur jie prideda kapinėse tų dėžučių, žinai. Ne, ant to kapo savo nuvažiuoja, padeda tą dėžutę ir rašo, jeigu jūs lankote tą kapą, parašykit man, čia aš iš Amerikos, aš noriu ten savo pardėjus surasti. Citatos pradžia. Sveika Tauragė, kaip sekasi, aš esu Uri, Saliamono Friedmano, kuris pabėgo iš čia anūkas ir visa jo šeima, kuri čia liko. Na, žinote, kas atsitiko, šypsniukas, Jakovo ir Cilios Friedmanų atminimui. Tegul jums sekasi. Citatos pabaiga. Šiais metais Bažnyčių gatvę geltonai nudažė bendrakuros Aš tave myliu tentas. Tai mano meninio tyrimo apie Tauragę dalis. Vedant ekskursiją ant tento radau naują užrašą, kurio kalbos iš pradžių nėjo suprasti. Perskaityti užrašo nepavyko ir ekskursijos dalyviams, tarp kurių buvo gerai mokančių vokiečių kalbą. Paskelbus užklausą internete, mįslingą užrašą galimai pavyko išversti. Vertimą parengė lietuvė iš Kipro, kuri domisi žydų kalba ir kultūra. Tikiu, kad gatvės meno kūriniu pavyko prakalbinti Tauragės žydus, kad Bažnyčių gatvė plonyčių atminties siūlų sujungia praeities tauragiškius su gyvenančiais dabartyje.